Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Ministrė, aš preziumuoju, kad jūs skaitėte įstatymą, kurį atnešate į Seimo posėdžių salę. Ir preziumuoju, kad skaitėte atidžiai. Šiame įstatyme yra ne tik sankcijos, kurios nustatomos prekės, bet sankcijos asmenims. Tai yra asmenys, jūsų pasiūlyti ir vyriausybės sprendimu patvirtinti, jų visų turtas yra iššaldomas, kitaip tariant, jie negali naudotis jokių turtų, nei lėšomis, nei asmeninių turtų, nei nekilnojimų, nei jokių kitokių turtų. Išaldyti turtą reiškia drausti jį valdyti, be jokio teismo sprendimo. Ir dabar dėmesio, ką jūs įtraukėte į šitus asmenys. Ne tik Rusijos ir Baltarusijos piliečius, jūs įtraukėte asmenys, kurie yra, cituoju įstatymą, su jais asmeniniais, organizaciniais, ekonominiais, politiniais ar finansiniais ryšiais susiję fiziniai ar juridiniai asmenys, tame tarpe Lietuvos Respublikos piliečiai. Ponas Kasčiūnas rekomendavo šaudyti, nusiūlė šaudyti nelojalių piliečių sąrašą, jūs atnešat nelojalių piliečių sąrašą čia ir siūlote jiem apriboti ir išaldyti jų turtą, ar ne? Ministrė, kuo mes skirsimės nuo autoritarinių režimų ir ar net nuo totalitarinių režimų šitą pristačius? Mes privalome skirtis nuo autoritarinių režimų ir pagrindinis skirtumas yra demagogijos lygis, užduodant klausimą ir interpretuojant tai, kas yra pateikta. Ir tai, ką jūs skleidžiate, yra būtent ir tai, nes tai yra tiesiog kiršinimas ir gąsdinimas. Neina kalba apie jokius Lietuvos Respublikos piliečius, kuriem būtų tai taikoma. Eina kalba apie ES sankcijų dabartinių galimybę jas užtikrinti toliau per nacionalinę teisėkūrą. Kaip kad yra Latvijoje ir Estijoje. Kai balandžio mėnesį buvo nepratestos kai kuriem asmenim sankcijos ES lygmenių dėl vienos iš valstybių kolaboravimo su kita puse, priežastis buvo tokia, ir Estija, ir Latvija nusimatė sankcijų testinumą pagal savo numatytą reguliavimą, kuris yra toksai, kurį šiandien atnešiau į Seimą. Tai yra vyriausybė turi priemonės nusimatyti galimybę išaldyti turtą. Antras dalykas, kuo mes skiriamės nuo autoritarinių valstybių, ir jums tas yra puikiai žinoma, tai kad mes kaip teisinė valstybė turime galimybę kvestionuoti visus priimtus sprendimus, lygiai taip pat kaip ir teisme apginti ir tokį sprendimą, jeigu jisai būtų priimtas. Ir trečias dalykas, ir čia tai jau tikrai yra manipuliavimas ir kiršinimas, tai yra gąsdinimas žmonių, kad jisai bus iš karto imtas ir įgyvendinti visų kažkokių tai neegzistuojančių sąrašų atžvilgių. Tai yra tiesiog netiesa. Tai yra numatyta tam atveju su dviem kriterijais, kai ES sankcijų nėra, tai yra pirmas punktas, antras, kai vyriausybė tai apsvarsto. Aš nematau tokiuose scenariuose jūsų piešiamų kelių į priekį. Tas tiesiog nėra svarstoma ir galvojama. Ir tai yra žalinga, galų gale, tokiu būdu gąsdinti. Tai yra apie Rusijos galimybę vykdyti toliau agresiją. Įstatymo leidėjo sumanymas išleidžiant įstatymą yra nemažiau svarbus, negu kas yra parašyta. Tai aš ateinu ir aiškinamajame rašte yra parašyta kalbėti apie tai, kaip sumažinti galimybę su Rusijai vykdyti agresiją prieš Ukrainą. Jūs norite visą tai išversti ir atsukti neva kaip būsima kažkokia tai slapta veikla prieš mūsų piliečius ir panašiai. Kas tai yra? Kaip jūs apibrėžtumėte šitą veiklą?